Sveiki dar kartą, kolegos. Esu Jaroslav Daveiko, tikrai matau ir tarp pavardžių, kurie šiandien dalyvauja mūsų sesijoje, irgi pažįstamos pavardės, ir iš buvusių studentų, ir iš buvusių mokinių, kursantų, tai irgi labai malonu. Esu Jaroslav Daveiko, tikrai jau irgi galima sakyti, jau irgi senas vilkas šitoj 3D ir vizualizavimo sistemoje pasaulyje, su dėstytojas Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, taip pat vedu savo privačius 3D modeliavimo ir vizualizacijos kursus ir taip pat dirbu Infoeroje, būtent 3D programų ir vizualizavimo instruktorium. Tai tikrai daug kas mane pažįsta ir šiandien noriu apžvelgti tokią jau gan jau aišku nenaują temą variai pasaulyje. Tai yra būtent dienos šviesos apšvietimo nustatymai virėjų ir kaip jie yra padaromi. Kodėl būtent tokia tematika? Visų pirma dėl to, kad kiek ten jau nebūtų apie tai kalbėta, kiek nebūtų YouTube visokiausių filmukų, variacijų ir panašiai, ir vis tiek žmonės šitame gan dažnai blūdė, ypač tie jaunieji žmonės, kurie tik pradeda dirbti virėjų su SketchUpu. Tai tikrai tas pasimato, tai dar kartą pakartuosime būtent šitą dalyką truputį kitų kampų, būtent iš mano įžvalgų, iš mano patirties, kaip tai yra nustatoma ir kaip tai yra padaroma, kad kuo greičiau išgauti norimą efektą ir neieškoti dviračių išradimų dar kartą. Tai nes tų variantų būtent apšvietimų yra tikrai daug. Jeigu dabar tiesiog pažiūrėjus link ko mes eisime, tai matome irgi tokį modelį, galima sakyti, paruoštuką, kuris yra šiuo metu apšviestas tik saulės arba galima sakyti natūralaus apšvietimo pagalba. Šiuo atveju panaudojant praktiškai tik saulę ir tam tikrus parametrus, arba kitas variantas, kaip ir kalbėjome apie domą, dar šiandien truputį pakalbėsime apie virėjaus generatorių, kuris irgi automatiškai sujungia domą ir saulės nustatymus į vieną poziciją. Tai tada aš ir eičiau prie failiuko, taip pat, aišku, iškilus klausimams tikrai galėsiu atsakyti. Pagal poreikį, jeigu bus poreikis, sesijos klausytojams galėsime failiuką prikabinti, kad jūs galėtumėte taip pabandyti pakartoti, pavyzdžiui, ramiai paskui žiūrint video filmuką ir aptarsime visus niuansus. Tai aš gal sudėliosiu tokį truputį planą, nuo ko reikėtų pradėti, kaip reikėtų elgtis ir į ką reikėtų atsižvelgti dėmesį, norint visų pirma bent kažką tai pamatyti toj savo suprojektuotoj sistemai. Kalbėsiu labiau, aišku, apie interjerą, būtent apie interjero būtent šviesą ir kaip su ja elgtis ir nuo ko pradėti. Tai, kaip matote, yra gan pažįstamas darbo principas būtent interjere, tai yra būtent tam tikros svetainės arba šiuo atveju netgi virtuvės komplektėlio modelis, parinktas taip truputį specialiai su iššaukiančiom spalvom, kad aiškiau būtų matomi apšvietimo visi elementai. Ir tiesiog įsivaizduojam, kad mes modeliavom, kažką tai dėliojom, kažką tai tekstūravom ir atėjo tas etapas, kai mes uždėjome lubas, uždarėme visas ertmes, per kurias galėtų įeiti šviesa, ir laikas, kai reikia pradėti renderį. Kai reikia jau pamatyti kažkokį tai vaizdą vizualiai ir nuo jo kažką tai pradėti. Ir aišku, tas toks tradiciškiausias ėjimas, mes įėjome, dar gerai, kad mes uždarėme lubas ir uždarėme, sakau, visas duris. Tai yra pirma taisyklė, į ką reikėtų atsižvelgti dėmesį, norint išgauti kuo realistiškesnį apšvietimą, būtent nuo natūralaus apšvietimo. Tai reiškia, neturi būti jokio patekimo šviesos per nepageidaujamas vietas. Tai PVZ, kaip dažnai būna ten, pavyzdžiui, kažkokiu tai lubų neuždėjimas, kas leis patekti šviesą būtent pro čia, nors čia nei vieno lango nebuvo, arba kažkokiu tai durų neuždarimas, arba netgi tam tikrų langų ten neįstatymas arba panašiai. Tai pirma taisyklė, visų pirma, užsidarykit.
užsidarykite taip, kad šviesa, natūrali šviesa patektų tik pro ten, pro kur jinai turi patekti. Šiuo metu mes turime 4 langus, per kur mums turi patekti šviesa. Bet kol kas kalbame apie tai, kas yra blogai. Matot, pas mane yra 2 scenos, gerai ir blogai. Tai vat šiuo atveju dažniausias dalykas, žmonės, aišku, susistato, nu ir ką, žiūrim, ką turim. Ir dažniausiai, kaip ten nebebūtų, mes renderyje turim ne tai, ką iš karto norėtųsi matyti, taip kaip mes matytumėme PVZ iš karto Enscape arba kitose realaus raiko renderinimo programos. V-Rails, kaip ten nebebūtų, tai yra įrankis, su kurio tikrai reikia dirbti, jisai pats nelabai yra linkęs atlikinėti užduočių. Tai va dažniausias interjero pirmas blinas būna toks. Tai yra tamsus, nu gali būti truputį šviesiau, gali kažkur tai papulti blikas saulės, gali nepapulti. Ir gan dažnai žmonės pasimeta, nežino, ką daryti, pradeda dėlioti papildomas lempas, pradeda dėti kažkokius tai papildomus šviesos šaltinius ant langų, kad ta šviesa įeitų, jungia ten postprodukcijos visokius dalykus, kas aišku irgi yra gerai ir taip toliau. Ir kankina tą failą tol, kol iki galo tikrai susipainioja ir nežino, ką daryti. Čia gan dažnai aš tai matau pas studentus, pas žmonės, kurie ateina pasitobulinti ir panašiai. Pagal viską nieko sudėtingo nėra. Reikia tiesiog žinoti, ką tu darai, žinoti planą savo veiksmų ir praktiškai tas planas, tie veiksmai, jie gali tarnauti kiekvienoj jūsų interjero scenoj, nu, su tam tikrais, aišku, pakeitimais, nes irgi priklauso nuo to, kiek jūs turite langų, į kurią pusę langai žiūri, kokio dydžio yra tie langai ir taip toliau, jeigu mes kalbame apie natūralų saulės apšvietimą. Taip, tai ką reikia visų pirma atsižvelgti? Nekalbant apie parametrus, gal apie parametrus trumpai pakalbėsiu toliau, nes mūsų tikslas nėra parametrų nustatymas, nes sakau, tai jau yra gal truputį kita tematika ir aš šitą 35 minutės gal ir nespėčiau tilpti. Bet pirmas dalykas, jeigu jūs viską užsidarėte ir jau turite sceną, kurią norite apšviesti, susigaudykite, kur yra ta saulė. Ir tai, aišku, gal yra labiau aktualiau, kol jūs dėliojate saulę rankiniu būdu. Aš šiandien gal labiau norėsiu apeiti 2 būdus, tai yra būtent rankinis saulės nustatymas pasinaudojant SketchUp saulę. Ir antras variantas, tai yra būtent gal labiau automatizuotas variantas, tai yra būtent V-Rails generatoriaus panaudojimas, kuris tikrai turi savo pliusų, bet turi ir savo minusų, apie kurios irgi pakalbėsiu, kai link jo daeisiu. Tai pirmas dalykas, ką jūs turite padaryti, jūs turite išeiti iš to savo namuko, butuko arba kambario ir susigaudyti, kur yra ta saulė. Tai aišku, žmonėm, kurie jau yra dirbę su SketchUp ir naudoja apšvietimą, jungiant į su V-Rail'um, tikrai žino, kad SketchUpas turi savo saulės nustatymus, arba taip vadinama savo saulė, kuri yra skiltelėje Shadows. Tai yra būtent iš dešinės pusės pagalbiniuose meniu jūs galite surasti Shadow nustatymus, kurių ten pas save neturite, irgi turbūt jau ne jokia paslaptis, jie yra Windows default skiltelėje tarp būtent Shadows paukščiuko įjungimų, jeigu to reikia. Taip, ką reiškia ta Shadows? Shadows tai yra SketchUpinė saulė, kurią galima pamatyti, kad jinai šviestų, įjungus būtent tą ikoną, kuri įleidžia į SketchUpą šešėlį. Tai reiškia, jinai sudaro švytėjimą ir tiesiog išgaunamas šešėlinis vietos būtent SketchUpą. Toliau yra gan minimalus saulės valdymas, kaip matote, yra valandos ir mėnesiai, pagal kurios saulė gali keisti savo trajektoriją. Taip? Irgi yra svarbu žinoti ir visada tai pradžiai kartoju savo klausytojams, studentams ir kursantams, tai visų pirma, pagal defaultą saulė irgi turi savo normaliai ašį SketchUp'e, kurios, aišku, galima keisti ir taip toliau, bet jeigu jūs naudojatės standartinę SketchUp'o ašimi, tai saulė pas mus kyla pagal raudoną kryptį ir leidžiasi pagal raudoną brūkšniuotą. Tai reiškia, mūsų rytai visada yra čia, vakarai yra būtent priešingoje pusėje.
Ir analogiškai yra su pietumis ir šiaurė. Šiaurinė pusė yra žalia linija. Visų pirma, į tai visada atsižvelkit, kad susigaudyt. Ir PVZ, jeigu jūs, pavyzdžiui, modeliuojate šitą kambarį ir nekeičiant saulės ašių, jūs saulės spindulio niekada nepagausit iš šitos pusės, nes tai yra tiesiog šiaurinė pusė pagal skaičiupą šiuo metu ir jūs tiesiog kaip ten nebevartysit, saulė ten neįkris. Tada, aišku, reikia arba keisti ašis, kas irgi gal pradžiai nėra taip iš karto stipriai rekomenduotina, arba tiesiog pasukite objektą, pasukite savo pastatą į tą pusę, iš kurios šviečia saulė. Tai irgi čia toks patarimas pradedanties. Su ašių pakeitimu arba ten laikų juostų nustatymu gal yra truputį sudėtingiau ir gal tiesą pasakius nelabai tai reikalinga, galima tikrai išspręsti paprasčiau, pasukant objektą tą pusę, kurią jums reikia. Mano atveju objektas, kaip matot, yra pasuktas į norimą pusę ir priklausomai nuo tam tikros situacijos aš galiu įleisti šviesą į kambarį. Ir tai yra turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, pradedant kalbėti apie natūralų apšvietimą. Jeigu jūs matot pro langą, kad saulė įkrito, jau yra gerai. Reiškia, jau yra pirmas žingsnis link ėjimo prie renderio. Kas dar čia gali kliudyti? Gan dažnai iškilo problemos su būtent langų stiklais ir visais papildomais dalykais. Žaliuzėm, užuolaidom, dienos užuolaidom, užuolaidų medžiagiškumų ir taip toliau. Tai irgi, kol esate mažiau patyrę, visada atsižvelgti į tą medžiagiškumą. Jeigu mes kalbame apie langus, apie langų stiklą, tikrai rekomenduoju visada, kad lange visų pirma pradžiai liktų vienas stiklas. Tai reiškia, ne 3 ten paketai, ne 2, nueikite, pasižiūrėkite, įsitikinkit, kiek yra stiklų. Kodėl yra tos problemos? Nes dažniausiai jūsų langai ateina iš tam tikros bibliotekos. Jūs nežinot, kas juos dėliojo, jūs nežinot, kiek ten buvo dėta medžiagų, iš kokių pusių ant tos plokštės stiklo buvo dėta medžiaga ir taip toliau. Gan dažnai būna, yra 3 paketai. Žmonės pakeičia stiklą geruoju atveju iš 2 pusę lango ir net neatkreipia dėmesio, kad viduje yra dar keli stiklai. Atsižvelgiant, kad permatoma medžiaga nepraleidžia kitos permatomos medžiagos, įvyksta visokiausi šviesos lūžiai, spindulys nepataiko taip, kaip turėtų pataikyti į sceną tiesiogiai ir panašiai, ir dėl to iškyla visokių problemų. Tokia pat yra situacija su medžiagiškumu užuolaidų, kuris irgi yra pakankamai komplikuotas, galima pavadinti, ten irgi su užuolaidom kažkada tai atsimenu, labai gerą paskaitėlę Imantas kolega vedė, čia man atrodo, gal praeitoj sesijoje ir panašiai, tai ten yra tikrai niuansų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Tai va, bet tokios paprastos taisyklės, stiklas geriausiai, kad būtų vienas, geriausiai, kad būtų su vėrėjiniu stiklu, ne su jokių ten paliktų skaičiupinių permatomų stiklų. Ir užuolaidos jau, aišku, reikia žaisti toliau. Jeigu matot, kad užuolaida visai nepraleidžia šviesos arba nepraleidžia tos saulės spindulio, tiesiog patraukit tą užuolaidą, įsitikinkit, kad ta šviesa papuola. Tai pirmos taisyklės yra tokia. Kai jau jūs, aišku, paleidote saulę preliminariai, nueikite būtent jau į vidų, tai reiškia, tiesiog įsitraukite į vidinę dalį ir toliau galite pakoreguoti šešėlį. O tai reiškia, šešėlis, jeigu atsiranda toj vietoj, ne šešėlis, atsiprašau, spindulis, jeigu atsiranda toj vietoj, kuri yra jums aktualiai. Ta prasme, aukščiau, žemiau, viskas puikiai reguliuojama būtent valandos ir mėnesio pagalba. Irgi atsižvelkit, kad saulė keičia savo padėtį pagal tai, kokia yra dienos valanda, ryte ir vakare saulė krenta žymiai žemiau, dėl to blikai bus žymiai tolimiau įeinantis į patalpą. Taip pat yra su žiemos mėnesiais ir vasaros mėnesiais. Vasarą saulė yra aukščiausiai, tai blikas įkris labai žemai. Ką galima kalbėti apie žiemos mėnesius, kas yra irgi atvirkščiai. Tiesiog įkritimas bus žymiai kitoks. Taip pat, aišku, ir temperatūra. Apšvietimo temperatūra irgi keičiasi puikiai nuo valandų ir nuo mėnesių, kuriuos jūs pasirinkate. Tai va,
Tai kai jūs jau turite maždaug įdėtą normaliai saulė, kai jūs jau įsitikino, kad ta saulė įkrenta, tikrai irgi vienas iš patarimų tokią sceną išsisaugoti. Tai reiškia, sukurkite vieną būtent scenos variantą, kad jums kiekvieną kartą nereikėtų taikyti to kadro antrą kartą. Dar plus nepamirškit irgi žmonės, kurie jau dirba su SketchUp, tai tikrai tai žino, kurie yra dar nepatyrę ir dar tik pirmus kartus, atsiminkit, kad scenos išlaiko saulės nustatymą. Tai reiškia, jeigu scenoje blogai, saulė buvo pas mane nustatyta blogai, tai paspaudę ant tos scenos, matysite, kad saulė pasikeičia. Jis automatiškai priima tą nustatymą, kuris buvo nustatytas scenoje. Scenoje gerai, saulė yra nustatyta pagal tai, kaip aš norėjau, ir jinai jau turi visai kitą rezultatą. Taip pat, aišku, darant sceną, nepamirškit, geriau sceną visada padaryti su išjungtu spindulio vaizdavimo mygtuku, todėl kad šešėliavimas SketchUp'e, kaip ten nebebūtų, valgo resursus. Dabar 24 versijoje resursai, ačiū Dievui, yra valdomi per tą kitą variklį truputį kitaip ir tai tikrai pasijautė. Tai už tai turbūt didžiausias pliusas 24 versijoje SketchUp'e, kad jie pagaliau pakeitė tą variklį ir leido dirbti truputį lengviau. Bet vis tiek tikrai šešėliavimą, ypač jeigu jūs toliau dirbsite su tam tikra renderinimo programa, tai tas šešėliavimas mums SketchUp'e nelabai reikalingas. Kas, aišku, nenaudojate Verails, tai tada ok, tada galite likti su šešėliu dėl tų visų ambient occlusion funkcijų ir panašiai, tada tai yra naudinga sutikti. Tvarkoj, turim sceną, bandome kažką tai rendinti. Ir vėl reikia visada atsižvelgti į nors kokius bendrinius nustatymus. Aš tikrai labai giliai nustatymų negilinsiu, bet gal tikrai greitai praeisiu per tokius bazinius, ką aš tikrai rekomenduoju nustatyti, ypač tiems, kurie tik pradeda dirbti su virėjom ir kurie tik pradeda pažinti būtent tą visą gilumą. Nors pagrindinius nustatymus reikia kartoti visada. Kiek aš susiduriu su studentais, kiek aš susiduriu su žmonės, kurie ateina į kursus. Šiuolaikinė karta truputį pamiršta tos virėjos nustatymus ir jie tiesiog įsivaizduoja, kad virėjus dirbs taip, kaip dirba pavyzdžiui Enscape'as, kur nėra praktiškai nustatymų ir užtenka paspausti tą realaus generavimo mygtuką ir viskas jau pradeda šviesti normaliai. Virėje taip nėra ir reikia pradėti visada nuo pagrindų. Tai jeigu aš ir šiuo metu esu krumpliaratyje, tai pagrindinė vieta, kur galima dėlioti virėjaus nustatymus, tai būtini dalykai pradžiai, tai aišku visų pirma, jūsų variklis, ir vėl, čia dabar gal nereikia įsiplėsti būtent tuose visose nustatymuose, nes čia galima labai ilgai kalbėti ir aiškinti, ko jie skiriasi, bet taip jeigu jau labai trumpai, tai matot, yra 3 pagrindiniai varikliai, procesoriaus, tai vadinamas CPU, CUDA, truputį senesnis skaičiavimo metodas ir RTX, kuris naudoja tik video kortą šiuo metu ir dažniausiai tik NVIDIA's formatą. Tai aišku, jūs turite, jeigu taip sutrumpinus ir neaiškinant, ko jie skiriasi, tikrai rekomenduoju prasitestuokit su kiekvienu tiesiog tą pačią sceną, įsitikinkit, su kurio dirba greičiausiai ir gal pradžiai tegu būna tai jūsų atraminis taškas, nes paskui ir vėl tarp skirtingų variklių yra skirtingi tipai, skirtingi metodai, netgi tam tikros funkcijos virėjaus, pavyzdžiui, su RTX nedirba taip, kaip dirba su CUDA arba atvirkščiai, bet tai jau yra didžioji giluma, apie tai tikrai galima daryti atskirą paską ir tai analizuoti. Bet pavyzdžiui, šiuo metu aš dirbu su pakankamai galinga RTX video korta, tai aišku, mano šiuo metu variklis yra RTX-as. Kol kas tikrai atiduodu laurus būtent NVIDIA's video kortų RTX-iniams varikliams, bet aišku, ten yra daug diskusijų ir panašiai. Iš to, ką dar keičiu arba nekeičiu. Kokybė, quality, labai dažna klaida
žmonės quality pakelia iki high plus ir laukia po 3 valandas to renderių ir tikisi, kad pamatys ten ledinę vizualizaciją. Ir vėl vėrėjus reikalauja darbo. Vėrėjo niekas savaime nepasidaro, nors tai ir yra populiariausia vizualizavimo programa šiuo metu Lietuvoje, galima sakyti, bet tikrai jinai už jūs darbo nepadarys. Tai ta prasme, tikrai nerekomenduoju pradžiai kelti Medium. Medium tai yra baziškas vėrėjos nustatymas, kurį tikrai rekomenduočiau gal palikti pradžiai tokį. Aišku, kai jau pradėsite renderinti ir ieškoti kokybės, kai atsiras tai vadinamieji tokie juodi plasteliniai plemai jūsų vizualizacijose, tada tikrai tą kokybę gal ir verta pakelti, bet pradžiai tikrai neforsuokit. Supraskit, ką jūs darot, tik tada kelkite quality nustatymą. Na, denoiseris, dėja, defaultų jisai visada yra išjungtas, kas irgi truputį klaidina tos jaunuosius vizualizatorius. Denoiserį rekomenduoju įjungti visada. Ta prasme, šiai dienai aš iš vis nesuprantu, kodėl yra ta funkcija palikta jo neišjungti. Aišku, būna tam tikros vietos, kai denoiseris gal ir per daug suvalgo vizualizaciją ir truputį vietomis tikrai padaro tą per didelį plasmasiškumą, bet jis daugiau atveju visada laimi negu pralaimi. Ir visgi, kiek man teko analizuoti, kiek teko lyginti ir panašiai, NVIDIA's AI denoiseris, jeigu jūs turite NVIDIA's video kortą, tikrai, man atrodo, yra lengvesnis ir gal paprastajam vartotojui yra naudingesnis negu vėrėjaus tipas, tai tikrai rekomenduoju persijungti NVIDIA's. Ir aišku, tokia būtina sąlyga, tai aišku, visada atsižvelkit dėmesį į outputą, tai yra būtent į rezoliuciją, tai yra būtent į pikselių kiekį jūsų nustatytam formate, tai aišku, defaultų jūs visada turėsite, kol kas turite defaultų 800, tai šiai dienai, aišku, tikrai yra pakankamai maža rezoliucija, atsižvelgiant, kad jau mūsų visi monitoriai paaugo, visų monitorių pikselių įstrižai netikrai padidėjo, tai 800 jau netgi testiniams darbams yra per mažai. Aš asmeniškai gal testui taip naudoju ties 1600, bet tai ir vėl viskas priklauso nuo jūsų kompiuterio resursų. Jeigu kompiuteris, aišku, renderina greitai, tai visada maloniau yra žiūrėti į didesnį testinį paveiksliuką, jeigu mažesnį, tai šiuo metu aš jums rodysiu, pavyzdžiui, prie 2000, bet galėčiau dėti ir daugiau. Nes ir vėl, kas su to mažai, ką žinote ir panašiai, pikseliai irgi yra labai svarbu. Ta prasme, ko yra didesnis kiekis pikselių, to yra gilesnis smulkių detalių apdorojimas vizualizacijoje ir aišku vaizdas įgauna žymiai didesnį tikroviškumą nuo tų pačių pikselių. Aišku, nepamirškit, kad ir vėl yra tam tikros ribos ir aišku, tos ribos dažnai jau jums pasimatys ant jūsų kompiuterio resursų. Kuo daugiau pikselių, tuo ilgiau lauksite vizualizacijos. Tai va, tai realiai, ką mes dabar turim? Mes turim paleistą saulę pro langą, tai reiškia, mes esame įsitikinę, kad jinai, dar neįsitikinę, bet mes spėjame, kad saulė švies į vidų, nieko daugiau nekeitėm ir nustatėme keletą būtinų nustatymų, kad jau kažką tai pamatyti. Spaudžiame renderio mygtuką ir žiūrime, kas pas mus įvyko. Ir jau kažkas tai įvyko ir tikrai, kurie dirbate, toks vaizdas jau yra truputį pranašesnis ir gan dažnai sutinkamas būtent vizualizacijose, jeigu yra langai būtent patalpoj, nes nekalbam, jeigu patalpa be langų, tai ten iš vis yra tamsu ir ten jau yra kiti būdai, kaip pašviesti, bet šiuo metu mes jau paleidom saulę. Ir vat jeigu jūs jau pamatėte spindėlį vienu ar kitų kampų, jau yra pradžia, ką galima pradėti daryti. Ta prasme, jau saulė patenka. Kol jūs nematot saulės, žinokit, tai yra tada tiesiog žaidimas iš lempų. Ką daryti toliau? Aišku, vaizdas įkrito, bet šiuo atveju tikrai dar yra gal ir tamsoka.
Ir tikrai tamsoka, aš sakyčiau, ir iš tokio vaizdo tikrai dar ne visi būsime patenkinti. Nors matot, vaizdas tikrai susigeneravo gan greitai, 2000 pikselių suėjo praktiškai per keletą sekundžių, 29 sekundės, nors scenoje, galima sakyti, yra pilnai papildyti. Ką daryti toliau? Ir vėl, ką daryti toliau yra tikrai ne vienas būdas. Kas analizuojate virėjų, kas žiūrite YouTube'ą, kas, nežinau, skaitote kažkokius tai blogus ir panašiai, tai natūralaus apšvietimo būdų padarimų yra tikrai ne vienas. Negalima teikti, kad ten vienas nuo kito yra labai kažko tai blogesnis. Gal aišku yra greičio rezultato skirtumai, gal yra tam tikrų gilesnių niuansų analizė, gal yra tikroviškumo būdai ir taip toliau. Mano metodas šį, kurį aš jums dabar pristatau, yra lengvas, greitas ir tinkantis labai greitai išgauti normalų rezultatą. Tai dar kartą tiesiog tai pakartojau, kad jeigu mus stebi žmonės, kurie jau yra tikrai įgūdę ir kurie naudoja, pavyzdžiui, kitus metodus, tai sakau, metodas metodui yra nelygus, visų pagalba galima išgauti panašų rezultatą, tik kitais keliais. Ką dabar daryčiau aš? Šiuo atveju, prie šitos stadijos, aš visgi jau šiai dienai su dabartiniu virėjum pasinaudočiau postprodukciją. Postprodukcija yra, aišku, pakankamai visiems žinomas dalykas, kai iš vis ką reiškia postprodukcija, galima sakyti, tai yra mažas Photoshopas. Tai yra didžioji dalis funkcijų, kurios dar, galima sakyti, prieš 5 metus buvo tik Photoshop'e ir praktiškai visą tą mūsų, galima pavadinti, virėjos veteranų kelias buvo toks, kad didžioji dalis vizualizacijų buvo apdorojama Photoshop'e. Dabar, aišku, irgi apdorojama, bet ne taip stipriai. Bet atsiradus postprodukcijai virėjui, jinai po truputį vis tobulėja ir dar iki šiol, tai tikrai pakeitė virėjos veidą ir tikrai palengvino tam tikras vietas. Tai pavyzdžiui, viena iš funkcijų, kurios defaultų gali būti pas jūs neįjungta, tai yra būtent Exposure arba scenoje, būtent išrenderintoje scenoje baltos spalvos kiekio reguliatorius. Šitas reguliatorius defaultų, jeigu neįjungtas, guli tarp sluoksnių, viršuje yra sąrašas sluoksnių, kuriuose yra Exposure. Ir Exposure realiai turi tik 3 funkcijas, tai yra būtent tos pačios baltos spalvos kiekio įkelimas, tas pats highlight barnų, tai yra baltų išdegintų vietų prigesinimas ir kontrasto pakoregavimas. Tai reiškia, ką aš daryčiau dabar iš karto, praktiškai pakelčiau būtent Exposure. Matot, kas įvyksta? Aš tiesiog 200% galima sakyti pakeliu stiprumą ir jau šviesos kiekis mano šiuo atveju scenai išauga 2, 3, 4 ir panašiai. Aišku, postprodukcija nėra skirta tokiam jau 100% šviesos pakeitimui. Jinai yra kaip pagalbininkė pakoreguoti tam tikrus nustatymus. Tai reiškia, tikrai nepulkite apšvietimo daryti su postprodukcija. Ką irgi pastebiu tarp studentų, tikrai būna niuansų, kai sumeta žmogus tiesiog defaultų visus šviesos šaltinius virėjos nustatymuose, prarenderina, ateina į postprodukciją ir čia jau žaidžia grinai tik su postprodukcija, tos lempučių reguliavimai ir panašiai. Postprodukcija tam neskirta. Taip, jinai kažką tai darys ir gal ten, matant pirmą kartą vizualikę ir tikrai ir galim pasakyti, kad yra ok, bet tai tam neskirta. Tai yra skirta labiau patobulinti, ką aš šiuo metu ir parodau. Aš tiesiog parodau, kad jeigu jūs pradėjote dirbti, jūs galite užkelti atitinkamą procentą, būtent Exposure, ir jau pamatyti truputį ne švelnesnį, o šviesesnį vaizdą. Keliant Exposure, keliant baltos spalvos kiekį, didėja šviesių arba tai vadinamų pradegintų vietų kiekis. Jie ypač matosi šviesiuosiuose paviršiuose, baltuose, pilkuose, geltonuose ir panašiai, vyksta tam tikras išdeginimas. Ta išdeginimą irgi dalinai galima pakoreguoti su highlightu, tai yra su antra skiltelė, kuri yra būtent apačio. Matot, kas įvyksta, ypač matosi tai ant mūsų langokraščio.
kai langokrastis grįžta į tokią šešėlio padėtį, prieš tai buvęs pilnai išdegintas. Nu, dar ne pilnai, dar matosi būtent mūsų lango rėmas, bet tai irgi priklauso nuo to, koks stiprus yra exposure. Tai reiškia, apibendrinant va šitą vietą, jeigu jūsų kambaryje yra pakankamai daug langų, arba yra vitrininiai langai, arba panašiai, tai šitoj stadijoje jau apšvietimo kiekis praktiškai gali būti ir išspręstas. Praktiškai postprodukcijos pagalba ir saulės patekimo pagalba jau mes dalinai galime pamatyti kažką tai tokio, kaip kai kada sako, vat, būtent irgi žmonės, kurie ateina į kursus, sako, nu tai žinokit, man jau to ir užtenka. Tai aš jau praktiškai esu vizualizatoriaus. Nu, gal tam tikram levelėje ok, gal tai galima pavadinti, kad jau yra vizualizatorius, bet aišku, žinant vėrėjų, tai čia yra tik pradžia, ką galima išgauti būtent vėrijos pagalba. Taip. Tai aš dar truputį pagilinsiu, kad atsirastų tam tikri niuansai, kaip galima spręsti problemas toliau. Dažnai būna, ypač kai yra mažai langų, aš keliu exposure, pavyzdžiui, iki 5 ir man šviesos neužtenka. Tai yra dažniausiai tada, kai tos saulės, tiesiog ertmės, prie kurio puola saulė, būna per mažai. Nu ir tada, aišku, šitos vietos mums neužtenks, nebent aš dirbtinai kelsiu exposure, bet tai jau gaunasi vizualizatoriaus išdarkymas, negu kažkoks tai jau kokybiško, tikroviško, natūralaus apšvietimo kūrimas. Tai reiškia, vat jeigu aš procentaliai, sakau, pakeliu ten iki 200% maksimum ir matau, kad man yra per tamsu, reiškia, kažkas tai yra ne taip. Kažką tai dar reikėtų pakoreguoti, kad tos šviesos patektų daugiau. Būdų ir vėl yra visokiausių. Ten, nuo pradedant senesniais būdais, kai buvo statyti pleinai už langų ir visokių ten saulės stiprumų keitimai, tų pačių domo statymai, papildomų domų statymai, tų pačių eivomų reguliavimai, būtent tos aplinkos, tai vadinamos atmosferos reguliavimai ir panašiai. Tikrai yra daug būdų, bet ir vėl mes visų jų čia tikrai neapžvelgsim. Antras etapas, ką daryčiau aš. Jeigu šiuo atveju man šito exposure neužtenka, aš grįžtu į vėrėjų. Grįžtu į vėrėjų ir vėl gan tokią tradicinę vietą, bet šiuo metu pas mane naudojama, tiesą pasakius, irgi per savo gyvavimo metus vėrėjoje aš irgi išbandžiau ne vieną būdą, tikrai išbandžiau irgi vienokį, kitokį, trumpesnį, ilgesnį būdą, kad išgauti tą apšvietimą, vis tiek ieškau to būdo, kuris yra gal greičiausiai suprantamas ir pateikiamas būtent klausytojams. Tai antras būdas, prie ko aš eičiau, tai nueičiau į krumpliaratį, tai yra bazinius nustatymus, ir pereičiau į vėrėjaus kameros exposure. Vėrėjoje yra kamera, tai yra būtent ir vėl žaidžianti su visais išlaikymais, baltos spalvos kiekiu ir panašiai. Ir būtent šitoj kameroj yra exposure, kuris reguliuoja baltos spalvos kiekį arba šviesios spalvos kiekį būtent pačiam jau renderio variklį. Defaultų čia yra 14.229. Tai yra šiuo metu toks nustatytas defaultinis nustatymas, kurį galima koreguoti. Ir tai tikrai padeda. Koreguoti, aišku, reikia į žemesnę pusę. Tai reiškia, nuo 14 grubiai iki 9, žemė jau tikrai neverta, 9 jau irgi kartais būna labai dažnai. Tai šiuo atveju prie šitos scenos PVZ aš galėčiau damesti, pabandom kokiu 12. Gerai, pabandom, kad būtų truputį daugiau, kad aiškiau pasimatytų skirtumas. Pakeičiau vieną nustatymą, grįžtu į tą pačią sceną. Ir mes iš karto pamatome, kad šviesos spalvos kiekis yra jau ženkliai per didelis. Ženkliai gal per didelis yra dėl to, kad mūsų exposure pats savaime negrįžta. Nepamirškit, postprodukcijos savybė yra tokia, ką mes joje nustatėme, tai savaime nesikeičia. Tai reiškia, ten išėjęs iš renderio, pakeitęs renderio nustatymus kažkokius, tai exposure išlieka toks pat. Labai dažna klaida, žmonės tai pamiršta
Ir vėl sakau, reguliuoja, taip viskas susireguliuoja, kad paskui galiausiai nežino, ką daryti. Jeigu, aišku, jūs netyčia susireguliavot jau čia nustatymus postprodukcijo taip, kad nežinot, ką daryti, dešiniu klavišu ant kiekvieno nustatymo yra taip vadinamas resetas, kuris leidžia numušti nustatymus iki nulio. Kartais ir aš pasinaudoju, jeigu ten lendu į, pavyzdžiui, kokią nors, pavyzdžiui, Filmington Map pakankamai populiarų, ten yra truputį sunkiau daugiau nustatymų, tai kartais susipainioti tikrai ir galima. Tai vat resetas numuša nustatymus iki nulio. Vat reiškia, išlyginau iki nulio, highlightas iki 1 ir jau matot, be exposure pakelimo mes jau turime pakankamai normalų apšvietimą. Aišku, degėsis yra per didelis, nes degėsį reguliuoja irgi būtent tas exposure, kuris tiesiogiai dabar veikia ant saulės ir ant atmosferos kartu. Ten yra kiti niuansai, kuriuos reikėtų reguliuoti. Nu, bet aišku, šiuo atveju gal aš visgi prisodinęs barną, lengvai pakėlęs kontrastą. Kontrasto pakelimas yra naudingas tada, kai jūs būtent išdegintas vietas labai nuslopinat. Nuslopinant išdegintas vietas jaučiasi kontrasto trūkumas, kas irgi yra naudinga tada truputį visgi kilstelti kontrastą, kad tas sudrumas neprarastų. Nors aišku ir vėl priklausomai nuo scenos tas dalykas gali skirtis. Tai va, tai būtent to exposure pakeitimas jau davė dar kitą variaciją. Trečias variantas yra domo sukūrimas, papildomo domo sukūrimas tam, kad pastiprinti atmosferą. Bet aišku, šitas variantas yra gal truputį sunkesnis ir aš nežinau, gal aš iš šio momentu dar neaiškinčiau, nes galimai dar ne visi suprasite, plus gali būti, kad jūs truputį supainiosiu. Tai gal domą paliksime, jeigu liks laiko, tai gal tada grįšiu prie jo truputį vėliau. Dar trečias variantas, dabar pakoreguliavimas atmosferos yra taip vadinamas light mixas. Light mixas tai irgi yra, galima sakyti, pakankamai nauja funkcija postprodukcijoje. Light mixo nesimato postprodukcijoje, kur jisai yra neįjungtas. Light mixas yra įjungiamas tarp papildomų renderio elementų. Nustatymuose tarp renderio elementų yra vienas iš elementų, kuris dabar šiuo metu gal yra toks dažniausiai naudojamas, tai yra light mixas, jį reikia įjungti papildomai. Light mixas įjungia papildomą sluoksnį, papildomą postprodukcijos sluoksnį, būtent perėjus postprodukcijai, kas irgi yra labai gerai. Kas dirbsite normaliai su dirbtinu apšvietimu, su skirtingų lempų statymu ir panašiai, čia tobulai galima pakoreguoti atitinkamas vietas, kurias galima patempti arba nuleisti priklausomai nuo situacijų. Light mixas irgi turi daug visokių niuansų, tikrai labai stipriai neišsiplėsiu, bet pavyzdžiui, dvi funkcijos, kurios mums reikalingos dabar šiuo atveju light mixe, tai yra būtent saulė ir tas, taip vadinama, aš jau vadinu atmosferą, arba tiesiog tas šviesos gaubtas, kuris yra kažkuo tai panašus į domą, bet jisai yra toks baziškas, būtent atėjęs, galima sakyti, dalinai iš SketchUp. Evomarant, kaip ir minėjau, tai yra ta atmosfera, jinai biški primena taip vadinamą domą, tą dirbtiną šviesos gaubtą aplinkų jūsų pasaulį. Keliant Evomarantą mes galim irgi stiprinti atmosferos kiekį viduje. Tai gal aišku labiau pasijaučia, jeigu aš pilnai išjungčiau saulę ir likčiau tik prie atmosferos. Šiuo metu atmosfera kartoja saulės nustatymus, bet ją galima pakeisti truputį ir kitais nustatymais ir tarkim, tik atmosferos keitimo mes irgi matot pilnai reguliuojam tą šviesą. Tai kartais, kai atrodo, kad bendras apšvietimas yra per mažas, o saulė yra ypač stipri, mes galime saulę truputį prigesinti, kaip matot, jinai gesinasi, o atmosferą truputį pakelti. Tuo būdu mes irgi stipriai neprarasim to tikroviškumo būtent jūsų scenoje. Bet sakau, šitą dalyką imkite kaip papildomas priemonės, neimkite to kaip bazinio reguliavimo. Taip pat dešinių klavišų arba dešinius klavišus čia resetą neduoda, tai reiškia kažkaip tai turėjo duoti, čia turbūt buvo, čia buvo resetas, mes galime grąžinti nustatymus kol kas iki pirmųjų jų neliečiam.
Bet Lightmixo nepamirškit, pasitreniruokit, tai yra labai geras dalykas. Mano atveju Lightmixo praktiškai nereikia. Taip, tuomet Jaroslavai reikėtų jau patruputį. Mes dar turim klausimėlį vieną. Taip, dar truputį, gal duokit 5 minutės dar. Nu, bandom. Dar truputį duokit, 40 pradėjom, na jo, 40, dar truputį porą. Jo. Šiuo atveju sekantis nustatymas, kuris yra dar labai svarbus Saulėje, tai yra būtent spindulio minkštumas. Spindulio minkštumas irgi ta vieta, kurią tikrai labai dažnai reikia koreguoti. Ir ją jau mes turime rasti pačios Saulės nustatymą. Tai yra būtent perėję lemputę, kur dabar neturime jokio kito Saulės spindulio, yra Saulė ir joje yra irgi daug nustatymų. Tos nustatymus irgi jau, man atrodo, kolegos kažkada tai aptarinėjo, yra smagių naujų dalykų, tarkim, ten debesų jungimas arba panašiai. Vienintelė vieta pagal šitą metodą, kurią tikrai rekomenduočiau komentuoti, tai yra būtent to Saulės dydžio arba Saulės spindulio dydis. Būtent va šitas parametras, nuo 1 iki ten, žiūrint kiek kelti, yra tikrai naudingas keičiant Saulės spindulio ryškumą. Nu, PVZ, kad būtų grubiau, įdėsiu 15 vietoj vieneto, padarysiu renderiuką ir pamatysit, prieš tai blikas buvo pakankamai aštrus, prie 15 jau yra minkštas. Labai galima skirtingai paveikti emociją pačioj vizualizacijoje, sukurti efektą debesuoto dangaus arba ten ir vėl užuolaidos efekto pastiprinimą, nes užuolaida irgi tokius dalykus suvalgo ir viena suvalgo, kita nesuvalgo, labai priklauso nuo medžiagiškumo, kurį jūs sureguliuojate. Šitas dalykas yra būtinas irgi darant vizualizacijos natūralios šviesos parametrų nustatymuose. Tai va, tai čia yra būdas, tas vat lengvas rankinis. Jis tikrai yra geras ir tikrai jį galima naudoti visada, bet jisai gal yra truputį ilgesnis nustatymas. Gal dar 5 minutės, labai trumpai apie Saulės šviesos generatorių vėrėjai. Tikrai daug žmonių net neįsivaizduoja, kad jisai yra. Šviesos generatorius leidžia automatiniu būdu nustatyti Saulę ir nustatyti jos kryptį pagal tam tikrus variacijas. Saulės generatorius leidžia generuoti kaip ir eksterjero, taip ir interjero. Skirtumus irgi galima aptarinėti, bet čia dabar ne tuo metu. Kaip jisai veikia? Nuėję į generatorių, jie atsisiuntė, nes jisai pradžiai yra neatsiunčiamas interjere. Galime pasirinkti tam tikrų Saulės apsisukimo altitudžių kiekį. Tai reiškia, priklausomai nuo to, kiek mes sudėsime altitudžių, tiek variacijų apšvietimo jūsų scenos prageneruos generatorius. Tai yra tikrai greita, tai yra toks darymas šviesos iš lempos, nes tiesiog Saulė sukasi skirtingom kryptim aplinkui jūsų objektą ir duoda skirtingos Saulės patekimo niuansų. Šiuo atveju jau nebegalioja šiaurė, pietus, rytai, vakarai. Mes turim tiesiog automatinį sukimąsi Saulės į skirtingas kryptis ir to šviesos patekimo. Kaip matote, eilės tvarka, šešėlis keičiasi būtent, nes šešėlis spindulys keičiasi būtent mūsų scenas. Jeigu mes pamatėme norimą variantą, mes galime tiesiog panaudoti būtent norimą paveiksliuką ir jisai automatiškai pritaikys mūsų nustatymus vėrėjaus scenai. Tai reiškia, jeigu jūs nieko nenustatinėjot su Saulė, čia tarkim buvo chaosas, ten irgi nežinot nei kaip ten stipriai šviečia, nei kas, generatorius tai sugeneruoja automatiškai. Vat pavyzdžiui, imu artimiausią variantą, pasižymiu būtent jį, grįžtu į renderį ir bandau renderį. Ką aš dabar pamatysiu? Pamatysiu labai stiprų šviesą. Stiprią šviesą pasidarė dėl to iš karto, kad generatorius automatiškai sugeneruoja dar papildomą gaubtą virš mūsų objektų. Tai vadinama ta doma. Ir domas duoda papildomą šviesos kiekį apart Saulės nustatymą.
Tai reiškia, aišku, nepamirštam ir vėl, kad exposure pasai, exposure pas mane čia buvo išlaikytas toks pat. Tai aš kaip tik turėčiau dar keisti exposure baziniam nustatymui ir panašiai. Tas dalykas, jisai tikrai pagreitina saulės nustatymus labai ženkliai, bet yra didelis minusas. Tokia vizualizacija renderinasi su saulės generatorium, grubiai 2 kartais 3 kartus ilgiau. Tai va, yra labai geras pliusas, kad mes galime šviesą nustatyti labai greitai ir ją koreguoti toliau. Minusas, mes gausime ilgesnį renderį. Dėl to reikia manipuliuoti. Reikia žiūrėti, ką jūs darot, stebėti, kokio yra sudėtingumo scena ir panašiai, ir tada spręsti, ar naudoti saulės generatorių ir palengvinti savo gyvenimą būtent su nustatymų kiekiu, arba visgi nustatyti rankiniu būdu ir turėti žymiai greitesnę vizualizaciją. Atsiprašau, kad įsiplečiau, jau čia tokia gaunasi dėstytojo dalia, kad norisi visada pasakyti daug, bet ne visada tiek reikia. Ačiū Tai dabar bandom atsiklausyti. Pasivyti. Jo. Tai būtų klausimėlis. Sveiki, priminkit, kaip suvaldyti šviesą darant pjūvį. Jo, suvaldyti šviesą darant pjūvį yra gan paprastas dalykas, yra keletą nustatymų, irgi man atrodo kolegos kažkada tai apie tai kalbėjo. Jeigu labai greitai, tai reiškia, jeigu mes statome skačiupinį pjūvį, mes kalbame apie skačiupinių pjūvių nustatymą, taip? Surandame atitinkamą poziciją, aš dabar čia gal mano scena nėra super tam pritaikyta, bet tarkim, jeigu aš nueičiau į pjūvinį vizulkę, tai taip, pjūvėje mes turime tą problemą, kad saulė patenka tada 100% per prapjautą vietą. Tai būtent tą dalyką galima labai paprastai pakoreguoti vėrėjuje, nustatymuose vėrėjaus prie vėrėjinės geometrijos, taip vadinamos, atsiranda pjūvis. Būtent section plane. Jisai atsikartos tiek kartų, kiek jūs pjūvį pastatysit SketchUp. Vienintelė vieta, kuri išspręs būtent saulės patekimą, tarkim, padarau be nustatymo, taip defaultų tiesiog dabar paleidžiu ir matot viską. Saulės kritimas yra tiesioginis, dingo visas efektas patekimo pro langus ir mes turime nenatūraliai apšviestą sceną, o mums reikia gražios pjūvinės vizualizacijos. Paprastas nustatymas, kuris yra apart visus kitus nustatymus, kuriuos ten galima minkyti ilgai, pjūvio nustatymuose reikia išjungti effect light'ą. Tai reiškia, išjungti tą funkciją tiesioginio patekimo ir naudoti tik būtent tai, ką mato kamera. Camera raise on. Būtent šitas pakeitimas išsprendžia problemą saulės patekimo, tiesioginio saulės patekimo per sceną. Tada sudaroma yra iliuzija, kad mes visgi esame patalpoj ir mes redaguoje naudojame būtent šiuo metu tik tą patekimą pro langų. Tai labai easy. Ir visada reikia ieškoti lengvesnių problemų. Čia atsirado linija, čia jau yra kita problema. Čia yra kažkur tai geometrijos neatitikimas kažkokiam tai elemente. Tai yra dažniausiai dėl blogo modeliavimo, nesilaikymo grupių, nesilaikymo objektų susijungimo tarpusavį ir panašiai.